Maikas Flynas parašė. Didesnė žinutė būtų čia, kad nenukreipkit savo dėmesio į visai neseną New Yorko apylinkės kaltintoją arba prokurorą, kuris čia iš jų veiksmo prieš Trumpą. Jie yra apgavystės meistrai, propagandos ir projekcijos meistrai. Jeigu mes žiūrėsime į šitą naują blizgų objektą, mes prarasime žvilgsnį, mes prarasime fokusą nuo tiesos už sausio 6, Hunterio laptopo, sienų invazijos, fentanilo mirčių pakilimo, mūsų ekonomikos sunaikinimo, kokia siaubinga mūsų edukacijos sistema patapo, visiškai sulaužytos užsienio politikos ir nebekontroliuojamos federalinės biurokratijos, taip toliau, taip toliau. Tai yra vadinama, mėlėjai, 5 kartos karu. Tai yra 5 kartos karas. Tai yra įmetinėjami štai tokie naratyvai, vieni teigiami, kiti neigiami, ir iš abiejų pusių jie yra įmetinėjami. Ir jūs puikiai šitą matot, tai yra informacinis karas, kur vietoj svedinių ir kulkų klando žinutės, naujienos ir informacija. Ir, dalis žmonių vis dar pasimauna ant šitos 5 kartos karo informacijos. Įvairiausios, pačios įvairiausios. Richardas Grenellis, buvęs nacionalinės saugumo direktorius, sako, jeigu jūs norite duoti Donaldui Trumpui tai, ko jis nusipelno, tada suteikit jam Nobelio taikos premiją. Štai ko jis nusipelno. Na ir prieš paskutinis segmentėlis bus apie politiką ir esamą situacinę Vašingtone. Čia atrodo. Taip. Greitai prabėgsim, nes jau yra gan vėloka. Ir matau, kad vis mažėja žiūrinčių, miegot turbūt žmonės eina tokiu laiku. Na, bet gali žiūrėti šitą laidą ir ne iš vieno karto, ir dieną, ir visaip. O kitiem gal ir patinka, vakaras toksai ilgas. Taigi buvo išleisti nauji vaizdo įrašai iš sausio 6, kuriuose, pavyzdžiui, vienam iš jų matosi, kaip Antifo daužo langus, o Trumpo šalininkai bando suvaldyti Antifą siautėjančią. Kitai žodžiai tariant, Trumpo šalininkai ne tik nieko nedaužė, o dar bandė užkirsti kelią tiems, kurie daužė. Čia lasdos padėtos, matot, su bandymas buvo pulti langus ir Trumpo šalininkai suprato, kad čia yra provokacija ir stabdė tuos, kurie tai daro. Apie tai spauda tyli, meluoja. O štai čia yra tema po šviežaus ir kaip po šviežio, sakant, naujo žvilgsnio į mano sausio 6 įrašus. Aš atradau kažką chaose, ko aš anksčiau nepamačiau. Rytinėje Kapitolijaus pusėje Kapitolijos policijos leitenantas Tarikas Kalida Johnsonas mano įrašuose dėvi magą kepuraitę ir šūkauja į ruporą. Policininkas, apsirengęs kepuraitę, šūkauja į ruporą, organizuoja visus eiti vidų. Aš jau neskaitysiu tos temos esmę, jau pasakiau. Čia yra tiek įrodymų, kad nebėra jokių abejonių, kad tai būtent yra jisai. Ir būtent va jisai nueina. Būtent policininkas apsirengęs, reiškia, su kepuraitė, imituojantis Trumpo šalininką, dalyvauja organizacijos sausio 6 šitų riaušių. Sausio 6 naratyvų galas, sausio 6 nusikaltimo nėra iš Trumpo pusės ir visa tai buvo suorganizuotas spec tarnybų. Kairio sparno infiltratorius buvo nuteistas kalėti po to, kai apipurškė pipiriniam dujom policijos pareigūnus ir išdaužė langą sausio 6 Kapitolijai. Tik vienas iš daugelio leftistikų agitatorių buvo tą dieną. Tačiau mums buvo pasakyta medijos FTB ir sausio 6 komiteto, kad nieko nebuvo. O Yahoo, pavyzdžiui, ir visi kiti spausdino tada tokius straipsnius ir dabar straipsnius. Floridos žmogus palaikė Obamą ir nebalsavo už Trumpą. Tada jis išturmavo Kapitolijų, išpurškė, reiškia, policininkus dujomis, išdaužė $2900, reiškia, langą ir gavo 4,5 metų iš, reiškia, kalėjimo. Visgi kažkas vyksta, visgi kažkas po truputėlį, kažkur kažkas matot kažką. O prieš tai jie visi, ir Yahoo, ir visi kiti,
rašė straipsnius, kad ne, čia buvo Trumpo šalininkai. Takeris Karlsonas išėjo ir pasakė savo reportažę, kad tai yra kenkėjiška veikla, tai kas yra daroma ir kad yra planuojama dar 1000 sausio 6-osios areštų. Tai buvo padaryta vakar. Naratyvas sugriautas, vaizdo įrašai išleisti įrodo, kad nebuvo jokių riaušių, kad nieks nieko neorganizavo, išskyrus spectarnybas Nancy Pelosi ir Kapitolijos policija.